Sveiki, čia Nediplomatinis pokalbis ir aš Artūras Jonkus. Šiandien svečiuojasi ambasadorius Jonas Paslauskas. Sveiki, sveiki ambasadoriau. Jūs į Baltarusiją 99 metais atvykstat iš Kanados. Tai yra ne tik geografinė prasme kitas kontinentas, bet ir politinė prasme. Kokie pirmieji įspūdžiai? Tikrai jūs teisus, visiškai kitas kontinentas, nors mūsų artimiausia kaiminystė prie Lietuvos, tačiau atmosfera visiškai kita, gyvenimo standartai tuo metu, dar 99 metų pradžioje buvo iš tiesų gan tokie kitokie nei Kanadoje ar Amerikoje ir netgi nei Lietuvoje. Atsimenu, kaip paliustruosiu, sakykime, pirmus kartus į restoranus, jeigu reikėdavo vesti kokį svečią, tai būtinai aš turėdavau, arba mano koks kolega turėdavo nešti didelį politinėlinį maišą pinigų ir taip ir atsiskaičiuodavom, taip jau ne banknotais, o tokiais kaip plytom, tokiam visam. O tai toks buvo, reiškia, tokios kainos buvo tuo metu, tokia infliacija. Ir atsimenu, kad prezidentas Brazauskas atvažiavęs iš restoraną jį pakviečiau ir meniu sklando, žiūri, skaito. Jonai, kas čia sako, per telefono numeriai surašyti. tai va, čia iliustracija tokia, kad gyvenimas buvo kitoks. Gyvenimas buvo, jo labiau tuo metu taip pat jie ten bandė daryti kažkokias reformas, aišku, bet pati situacija buvo kitokia, mes juokaudavom, kad vasarą Lukašenka yra pro-vakarietiškas, o žiemą pro-rusiškas. Dėl to, kai dujų reikia. Kada reikia dujų, taip. Ir iš tiesų dar buvo tokia šizofreniška situacija. Iš vienos pusės dar nebuvo pametę savo iliuzijų atsisėsti į sostą Kremliuje, kadangi pagal bendros sąjunginės valstybės konstituciją ten buvo numatyta, kad vadovas gali rotuotis, tai reiškia. Jis beje pats ir buvo labai didelis šalininkas tos bendros, iniciatorius tos bendros valstybės su Rusija, nes matė, kad tuo metu Jelcinas, nueinantis Jelcinas buvo visiškai silpnas. Taip. Ir Jelcinas pasiduodavo Lukašenkos tiems gražiems žodžiams ir mes dar juokaudom, kaip tokie santykiai buvo, kaip anuko ir senelio, reiškia. Geras anukas atvažiuoja, reiškia, prišneka gražių žodžių, jis mokėdavo šnekėti gražius žodžius, tai aišku gauna visokių finansinių, reiškia, injekcijų, pigios naftos ir taip toliau. Kaip ambasadorius Vatikūnas sakė, atvažiuoja pabučiuoti tam, kad nurašytų milijardą. Taip. Tai čia tame juoke tik dalis juoko yra, žinokit. Iš tiesų tai yra tiesa. Iš kitos pusės dar tuo metu, 99 metais ir 2000 dar Lukašenka dar turėjo kažkokių iliuzijų ir su vakarais turėti geresnius santykius. Jisai tikrai norėjo, reiškia, kad su juo bendrautų vakarai, tačiau iš vakarų pusės buvo tokia labai kitokia politika, mažai kas su juo tiesiogiai bendraudo. Mes lietuviai, mes turėjom tokias išskirtinės teisės, ta prasme, turėti kontaktų, kadangi 650 km sieną, kiekvieną dieną mūsų bendravimas atnešdavo vis naujų netikėtumų, čia ir prekyba, ir nelegalūs dalykai visokie, ir narkotikai, ir kontrabanda, cigaretės, viskas privalėjo mūsų ir tarnybos, ir valdžios bendrauti. Kai jūs atvykot, siena buvo, sutartis pasirašyta, bet buvo demarkacijos tada. Tuo metu buvo žymima siena, kaip sakant, jau. Taip, tai buvo iš tiesų čia sudėtingas situacijos. Ir baigta 2007 jau jums išvažiavus. Jo, išvažiavus. Bet iš principo jau nesutarimų nebuvo, buvo tik tai ten iš tiesų, kur tos kolchozų linijos ėjo, ten reikėjo nustatyti, ten buvo keblumų, bet tikrai mes susitvarkėm su šito darbu, man atrodo, ir lietuviai, ir ačiū ir kai kuriems ir Baltarusijos pareigūnams, kurie geranoriškai pažiūrėjo. O jūs, nes Lukašenka, jūs atvykstat, Lukašenka yra savo pirmos kadencijos pabaigoje ir jūs jam teikėt irgi kredencinius, ar ne? Ar pamenat
tą dieną, kai tas susitikimas įvyko? Ne tik pamenu, bet ir nepamiršiu niekada, nes iš tiesų tai ir man toks, kaip asmenį, kaip diplomatui, pirmas teikimas kredencinių raštų kitos valstybės. Baltarusija jums yra pirmas ambasadorius postas. Pirma ambasadorystė. Iš tiesų tai ir pirmą kartą ta visa ceremonija vyko naujose, atremontuotose, reiškia, prezidento rūmose. Ir jau čia likus 10 minučių iki ceremonijos pradžios, jau visi tose rūmose ten apmiršta, nes prezidentas turi ateiti ir iš karto taip kažkaip visi įsitempia, laukia. Ir čia ateina prezidentas, aš jam skaitau savo skiriamuosius raštus, savo kalbą ir staiga per pusę žodžio jis mane nutraukia, jis rusiškai sakė, bet kas čia jūsų tokia, kokia čia jūsų ta pavardė? Sakau, kas blogai su mano pavardė? Sako, jūs ką specialiai pakeitėte? Sakau, aš nieko nekeičiau. Kaip Pasol Paslauskas. Sako, jo, Pasol reiškia ambasadorius rusiškai, tai nuo to iš vis, man atrodo, aš ir turėjau tokią ir pravardę, ten Pasol Paslauskas, nes žinojau, kad prezidentas pas mane pavadino taip. Nuo to ir mūsų prasidėjo pažintis ir mes tada, aišku, turėjom dar tokį puikų ilgą pokalbį, 45 minučių su juo atskirai. Ir atrodė, kad tikrai jisai nusiteikęs labai geranoriškai Lietuvos atžvilgiu ir man sakė, jeigu kas įžeis Lietuvą, ar tai būtų nepriklausomi laikraščiai, ar valdžios laikraščiai, ar opoziciniai kokie, tu man tik pasakyk, aš ten, jis sakė, rusiškai rankas kojas nutrauksiu jiems. Bet paskui tą pačią dieną televiziją žiūri per pagrindinį žinių kanalą, jis pats apie Lietuvą varo tokius būtus, nebūtus dalykus, tai tada supratai, kad čia yra, žinai, žmogaus bruožo, reiškia. Ir čia jau net ne politika, čia yra tiesiog asmeniniai dalykai. Asmeniniai dalykai, kad jis tą minutę dažnai, kai sako, jis tiki tuo, ką jis sako, bet paskui tas jo tikėjimas greit pasikeičia. Po kito pašnekovo, kitas pašnekovas gali pakeisti visiškai, apversti jo supratimą. Ja. Ir tuo metu jo dar tos represijos, kurias jis buvo po to jau paleido prieš visus politinius oponentus, jos jau buvo prasidėjusios. Jos buvo prasidėjusios. Kaip tik tai tuo metu 90 metų pavasarį aš dar spėjau susipažinti su kai kuriais opoziciniais žmonėmis, kurie kažkada buvo, kurie netgi Lukašenką patį valdžią atvedė, kurie buvo jo komandos nariai, bet paskui, kadangi parodė tam tikrą nepriklausomumą nuo Lukašenkos, jie tapo staiga didžiausiais priešais. Tai ir tuometinį buvęs rinkimų komisijos pirmininkas Gončaras ir dar keli ministrai, su kuriais aš jau buvau susipažinau, bet tačiau jau pavasarį jie dingo. Jie dingo ir po to, per ilgus metus mes jau sužinojom arba po truputį per kruopelytę išaiškėjo jų dingimo aplinkybės, kad jie buvo nužudyti, atsirado ir tų neteisėtų įsakymų vykdytojai, reiškia, ir man teko bendrauti ir su kalėjimo to viršininku, ten Volodarkai, pas mus Lukiškių kalėjimas, tai pas juos Volodarskai kalėjimas, kurio seife buvo laikomas tas pistoletas, kurio vykdytavo mirties bausmės ir buvo tik tai liudijimai ir daug įrodymų, kad tuo metu, reiškia, aukščiausios valdžios nurodymo buvo sunaikinti šitie žmonės. Jų dabar palaikų niekas nerado, bet iš tiesų, kada tu vieną dieną su jais bendrauji, kitą dieną paskui žinai, kad jų nebėra, tai iš tiesų ir tada jau nuotaika darbo visai kitokia. Ir man pačiam teko daug kalėjimų aplankyti. Mes buvom suradę tokią formulę įdomią. Lietuvoje tuo metu bibliotekose visur atsirado daug rusiškų knygų, kurios neskaitomos, nenaudojamos. Tai ir manęs vienas politinis kalinys parašė man laišką, paprašė ar vienos ar kitos knygos ir aš pagalvojau, kodėl. Gal mes čia galime padaryti taip. Mes organizavom Vajų ambasadą per Lietuvos biblioteką, surinkom kelis šimtus knygų ir aš žinodamas, kuriam kalėjime sėdi vienas ar kitas politinis kalinys, skambinu
to kalėjimo viršininkui ir sakau, žiūrėk, aš tau 100 knygų, tu man valandą su to politiniu kaliniu pasikalbėjimą. Tai morališkai moraliai labai buvo didelė parama, jie labai dėkodavo, kad mes kažkaip tai rūpinamės. Bet tai po 5 ar 6 kartų tada man jau aukščiausias vadas sužinojo, kad taip darau ir buvo viskas uždrausta tą daryti. Reiškia. Jūs, kai atvykot, ta Drazdų krizė, ambasadų, rezidencijų krizė buvo pasibaigusi jau? Jau buvo pasibaigusi, jau visi, kaip pasakyti, ambasadoriai buvo, gal išskyrus man dar Rusijos ambasadorių. Visi ambasadoriai buvo susiradę kitas rezidencijas ir aš atvažiavau tą pačią dieną, kai grįžo ES ambasadoriai į Minską, nes jie taip pat buvo visi išvažiavę. Taip, nežiūrovams priminsim, tada, kai jie buvo išvaryti iš savo rezidencijų, jie tiesiog išvyko. Ir aš jau iš Kanados grįžau į Lietuvą ir laukiau Lietuvoje, kol europiečiai visi sugrįž, kad aš kartu su jais įvažiuočiau, reiškia. Ir mums tada jau tapo nebeaktualu, kadangi aš atnaujinau statybas mūsų ambasados, mes pastatėm tikrai puikią ambasadą, kur ir ambasadoriaus rezidencija yra. Ir po to, vien dėl to, kad mes turėjom didžiausius, reiškia, plotus ambasadoje, kur rengti visokius renginius, tai bendri ar NATO ambasadų, ar ES renginiai dažniausiai vykdavo Lietuvos ambasadai. Plius dar mes turėjom ir saugias patalpas pokalbiams, reiškia, ir vėlgi dėl to daug renginių Minske diplomatinio korpuso gyvenimo būdavo Lietuvos ambasadų. Nes tuo metu, jūsų ambasadorystės metu Minske, Lietuva kaip tik tai buvo pradėjusi ir ėjo tą procesą stojimo į ES ir NATO. Ir dar būnant jums mes ir įstojom. Taip, 2004. Kaip Baltarusija? Kaip Baltarusija, kaip valdžia ir kaip tuo metu dar esanti opozicija, kaip žiūrėjo šitos procesus? Koks požiūris buvo iš jų? Dėl NATO. Dabar pirmą mes, reiškia, atšventėm mūsų priėmimą į NATO ir atsimenu, tą dieną, kada pakėlėm NATO vėliavą prie ambasados, tai staiga jau kitą dieną protestai. Gyventojai, kiek tai sukurstyti turbūt, reiškia, protestavo čia prieš NATO. Reiškia. Prieš NATO agresyvus blokas ir taip toliau. Žinot, tos klišės visiems žinomas. Reiškia. Dėl ES taip pat kėlėm vėliavą ir buvo visi ambasadoriai išsireikiavę ES pas mūsų ambasados kieme. Gal emocijų buvo mažiau, bet dėl NATO staiga mums įstojus į NATO mes tapome, ir aš kaip Lietuvos ambasadorius buvau ir NATO kontaktinis ambasadorius, reiškia, mums patikėjo NATO, reiškia, tas funkcijas. O tos funkcijos būdavo tokios, kad reikėdavo apie NATO daug pasakoti, kad jis tikrai nėra agresyvus, tiesiog apie NATO funkcijas, apie NATO, reiškia, istoriją ir taip toliau, ir siekius. Pirmom dienomis, netgi mėnesiais, kad aš tapau tuo NATO kontaktiniu ambasadoriu, tai mes matydavom, kad už mūsų automobilį dažnai sekiodavo kiti automobiliai su visokiam antenom įtartinom ir taip toliau. Aš žinau, kiek Baltarusijos valdžia tikrai tikėjo to NATO agresyvumu ir mus žiūrėjo kaip į tokius tikrus priešus, kiek čia toks politinio žaidimo, reiškia, elementas buvo. Tačiau jokios pagalbos iš Baltarusijos valdžios, paramos ar moralinio kažkokio skatinimo dėl apie mūsų veiklą, sakykime, neturėjome. Aš čia galiu labai palyginti, kadangi aš po to buvau po kelių metų Gruzijoje NATO kontaktiniu ambasadorium taip pat. Tai ten visur tave į televiziją kviečia, tau sudaro sąlygas pasakoti apie NATO, reiškia, pristatyti šitą karinę alijansą. Tai Baltarusija būdavo kategoriškai. Jie buvo savo tų klišių vergai. Nuo tarybinių, nuo sovietinių laikų, kai pasilikė, kad NATO agresyvus blokas, taip ir žmonėm gal dar iki šiandieną turbūt yra įkalta į galvą. Reiškia. O sakykite, ambasadoriu, nes tuo metu, kai jūs atvažiavo, 99 metai, tai ta viltis galbūt Lukašenkos, kad galbūt jis gali dar būti ir tos
bendros valstybės vadovų, bet Rusijai keičiasi prezidentai, ateina Putinas. Taip. Kaip tai keičia būtent Lukašenkos matymą? Tai jau Jelcino paskutiniais metais, dar būnant Jelcinui valdžioje, Lukašenka buvo įnikęs labai važinėti po Rusijos regionus ir jis iš tiesų buvo labai populiarus. Ir iš tiesų jis populiarumu buvo vienas, nešė daugelį Rusijos. Kokiu pretekstu jis važiuodavo į kitos valstybės regionus? Ekonominiai santykiai, mes čia tie patys rusai, mes tik tai su kokybė ženklų, reiškia Baltarusijai, mes ta pati tauta, mes jūs giname iš vakarų pusės, reiškia nuo agresyvių vakarų. Žodžiu, jis rasdavo pretekstą, kodėl ten važiuoti, ir Jelcinas gal per daug ten jam ir netrodė. O kada atėjo jau Putinas ir mes, kaip sakom, senelio ir anūko santykius pakeitė majoro ir pulkininko santykiai ir staiga ten atsirado Putino, reiškia, ir ta frazė kotletai atskirai, musės atskirai, reiškia, jam buvo uždrausta taip jau laisvai važinėti po Rusiją. Nu, ir kaip pasakyti, jis atšalo. Asmeniškai ir dabar tie santykiai nėra geri, bet geopolitiškai be abejo Rusijai gadinti santykius visiškai su Baltarusija, tai nėra jokios prasmės. Čia morališkai netgi visi turi su Rusija problemų, išskyrus gal Baltarusija neturi, kuri vis dar kažkokiu demonstruoja tokį, žinai, artumą Rusijai. Tai tokia meilė iš išskaičiavimo, man atrodo, taip čia yra. Tai, O sakykit, jūsų kadencijos metu, nes ir atkūrus nepriklausomybę, išeivijos klausimas Baltarusijoje buvo aktualus, nes yra tam tikri kaimai, visiškai lietuviškai tuo metu buvo. Jums atvykus, kokie pagrindiniai klausimai, kas buvo daroma šitoj srityje? Čia koncentruodavomės mes į pagalbą, visokeriopą paramą dviem mokyklom, Pelesos mokyklai ir Rimdžiūnų mokyklai, kurioje mokėsi daug lietuvaičių. Reiškia. Tai čia ir mokytojus siuntėme, ir organizuodam visokias išvykas ir seminarus Lietuvoje tiem vaikučiam, žinote. Pagalba iš tiesų buvo didelė, ir materialinė pagalba, netgi Rimdžiūnuose, tai ir mokykla visa pastatyta, reiškia, už Lietuvos pinigus. Nu, tik su laiku, aišku, nematau, bent aš asmeniškai dabar galiu pasakyti, kažkokios didelės perspektyvos tam nematau, kadangi bendruomenės to sensta, vaikai, kurie turi kažkokių ryšių su Lietuva arba išmoko lietuviškai, jie važiuoja į Lietuvą ir tikrai nebegrįžta į Rimdžiūnus ar į Pelesą. Taigi tokios iš kitos pusės Baltarusijos valdžia tą rusinimo politiką, reiškia, stiprina ir nelabai palankiai žiūri į, sakykime, lietuviško žodžio ten išlaikymą, visur, kur galima, reiškia, ir kur jie bando, kad tose abiejose mokyklose ne vien lietuviškai būtų mokoma, reiškia, bando atskiesti ir rusų, organizuoja rusiškas klases. Nu, žodžiu, trukdžiai yra tokie ir dabar tokių didelių perspektyvų aš ten, kad ten lietuvybė suklestėtų, nematau. Nu, lietuviškų visokių tokių daug žinomų žmonių arba iškilių žmonių Minske, inteligentų, turi daug ir lietuviškų šaknų, reiškia, ten augę Vilniuje, ar seneliai iš Lietuvos, reiškia. Tai kiti ir lietuviškai nešneka, bet toks meilė Lietuvai tokia yra išlikusi, reiškia. Ir tarp mūsų iš tiesų labai daug yra panašumų. Pažiūrėkit, paimkite ornamentus, mūsų netgi charakterio bruožai yra panašus. Tarp kitko, ambasadorius Baublys minėjo, kad jo kadencijos metu, ir matyt, klausimas yra, kaip jūs ar jautėt, tai ypač tarp opozicijos, kurie bandė atremti tą Baltarusijos valstybę į
į istoriją, buvo labai gajos litvinizmo idėjos. Ir tas, kad tiek Vilnius, tiek Baltarusija, tai yra tikrieji tie LDK, kaip sakyti, LDK šaltinis tikrasis. Kiek teko susidurti jums su šitą? Oi, tekdavo susidurti, bet tai būtent kartais man atrodo, netgi dabar čia, kad aš pamatau, staiga pas mus taip pat prasideda diskusijos apie litvinizmo idėją. Jos visą laiką buvo, valdžia nesikišo, valdžia tuo metu, kada aš buvau tenai, reiškia. Kai Lukašenka jau buvo. Jo, Lukašenka. Tada jie apie LDK, reiškia, nešnekėdavo, jie save kildindavo iš Kijevo, Rusijos, reiškia, tuo metu. Tokių litvinizmo šitų apraiškų tarp opozicijos būdavo, bet į tai reikia patys kartais man atrodo, kad mes patys labai sureikšminam. Visuomenėje tai nėra paplitęs, reiškia, dalykas, tai aš visą laiką sakydavau, taip, mūsų istorijoje, reiškia, buvo laikų, kada baltarusiška kultūra klestėjo arba ji buvo gan žymus faktorius tose vietose, kur dabar yra Lietuva, kur yra Lietuvos teritorijoje. Tai Vilniuje mes negalim paneigti, kad, sakykime, Vilniuje ir jų kalba, reiškia, buvo sunorminta Taraškevičius, jų pirmasis laikraštis, Naša Nyva, taip pat pradėjo eiti Vilniuje. Buvo tai, bet tai dabar realios yra kitos visiškai Vilniuje. Ir žydų daug, ir lenkų, ir lietuvių, ir visiems vietos užtenka. Ir mes čia per daug nervuotis dėl to nereikia. Reikia ramiai, man atrodo, kartais mes patys tą diskusiją čia daugiau, reiškia, sukeliam. Žinai, ir vėlgi, kas dabar kelia tas diskusijas? Pozniakas, buvęs ten opozicijos veikėjas, kuris jau 30 metų gyvena Lenkijoje, kurio niekas Baltarusijoje nežino, apskritai jis neturi jokių sekėjų. Mes čia pasigaunam vieną ar kitą kalbą, reiškia, ir staiga šaukiam čia litvinizmo pavojus. Vilniaus kraštas arba Lietuva, toks iš tiesų kraštas, teritorija centre Europos, kur susikerta daug kultūrų ir čia nereikia bijoti šito. Jūsų ambasadoriavimo laiku prasidėjo bėdos Europos humanitariniam universitetui. Kaip tik ar ne, nes jis kurį laiką veikė, bet tada jau prasidėjo tam tikri išpuoliai prieš šitą instituciją. Ir matyt, jūsų periodų jis ir buvo perkeltas į Vilnių. Taip, mes dar bandėm visaip išgelbėti jį, kad jis liktų Minske, iš tiesų jie turėjo puikias patalpas. Jie buvo kaip tokia laisvės salelė, reiškia, visą tą palyginus su kitais universitetais. Ir staiga, kad, kaip jūs paminėjot, prasidėjo tokios mažos tylios represijos prieš tą universitetą ir pamatėm, kad jį jau gali uždaryti. Tai atsimenu, mes dar bandėm, mūsų ambasada inicijavo tokį dar reiškia, tokį manevrą, atvežėm jau eksprezidentą Brazauską, kad jis susitiktų su Lukašenka. Ir Lukašenka labai buvo patenkintas, kad čia jau su juo kažkas susitinka iš užsieniečių žinomų. Bet tuo pačiu metu mes taip suorganizavome, kad Algirdas Brazauskas taptų universiteto garbės daktaru šitą. Ir tuo būdu, kad atitrauktų Lukašenkos įniršį. Metams pavyko tas, bet po to vėl viskas sugrįžo, visos tos represijos. Iš esmės, žinant atmosferą, žinant Lukašenkos nesupratimą vakarų, reiškia, jis nesupranta daugelį dalykų, kas darosi vakaruose, todėl ir tas pats egzistavimas tokio universiteto Baltarusijai nėra galimas, reiškia, ir todėl jį buvo nuspręsta, ta prasme, priimti Lietuvoje. Aišku, gaila, kad iš Baltarusijos yra priversti išvažiuoti daug aktyvių, jaunų, reiškia, talentingų žmonių, kurie paskui dažnai ir negrįžta į Baltarusiją. O jūsų nuomonė, to universiteto tas perkelimas ir veikla Lietuvoje
Tai buvo pozityvus žingsnis, tai davė kažkokių tai rezultatų, kaip jūs vertinate? Aš pats buvau to universiteto tarybos narys, aš negaliu sakyti kažko neigiamo prieš tai, bet lazda turi du galus. Vis dėlto, žinant, nes net ir Lukašenkos režimas yra patenkintas, kad daug aktyvių žmonių išvažiuoja, tas protestinis elementas dingsta iš baltarusiškos visuomenės, reiškia. Ir jeigu dar jie negrįžta, tai reiškia, kažkam valdžioje ten yra gerai. Iš kitos pusės tai taip pat yra ir surištas tam tikrais pavojais, reiškia. Mes taip, tai yra proga infiltruoti daug žmonių, kurie gal turi kažkokių slaptų minčių, reiškia, mūsų valstybės atžvilgių. Tai čia taip pat reikia labai atsargiai tos dalykus daryti, nes yra, aš taip pat žinau, kad ir valdžios žmonių atžalų, reiškia, mokosi, čia yra atsiusta ir daugiau aš negaliu pasakyti, čia jau kitų tarnybų, reiškia, reikalai, bet padėti, reiškia, jauniems mūsų kaiminės valstybės, reiškia, žmonėm, reikia iš tiesų, parama gerai, bet kaip padaryti, kad tos žinios ir tas laisva, tas toks vakarietiško demokratinio gyvenimo būdas, reiškia, persikaltų su jais atgal, sugrįžtų į Baltarusiją, o aš nežinau, kaip tai padaryti. O dabar būtent dabar kalėjimai pilni jaunų žmonių ir dabar Lukašenka, tie opozicionieriai, kurie nuo seno jie juos ten karts nuo karto parepresuoja, bet jie yra, bet žiūrėkit, dabar Lukašenka kitą taktiką naudoja. Už mažiausią nusižengimą sodina jaunus žmonės, reiškia, kad viską daro, kad nesirastų nauja opozicionierių karta ir už dalyvavimą proteste. Ir dabar netgi čia, žmonės, aš su baltarusiais buvau susitikęs, kalbėjau su jaunais žmonėmis, jie netgi čia bijo eiti į protestus pas mus ar Gedimino katedros aikštėje ar ten kokius mitingus, nes sako, viskas yra filmuojama. Ir paskui represuojami giminaičiai, ten atiminėjamas visoks nekilnojamas turtas ir taip toliau. Reiškia, viskas yra daroma dabar, kad neišauktų, žinai, nauja opozicionierių karta ir žmonės baudžiami už menkiausius. Kita paprastai ambasados funkcija yra iš tikrųjų ekonominiai santykiai. Ir tuo metu 99 metai, kai atvykot, dar tik tai pačių ekonomikų statymas po pasikeitus pačiai, sakykime, ekonomikos struktūrai, perėjus į rinkos ekonomiką. Kas tuo metu buvo šitoj srityje aktualu su Baltarusija? Mums buvo labai aktualu ir tai kartodavo mūsų aukščiausia valdžia ir labai aktualu, kad Klaipėdos uostas būtų naudotųsi Baltarusijos, reiškia, tranzitu. Ir iš tiesų tada viską darėme, kad mūsų nenukonkuruotų Ventspilio uostas, kuris buvo labai agresyviai veikia Baltarusijoje. Tai čia tikrai būdavo, dabar gal ir tikrai geopolitinė situacija pasikeitė ir mes gyvenam kitoj situacijoje ir dabar turim savo požiūrį į visą šitą prekybą su Baltarusijos režimu, bet tuo metu tai buvo vienas iš rimčiausių mūsų tokių uždavinių, kad kaip sakydavom, pririšti Baltarusiją prie Klaipėdos ir už tai yra tas pririšimas, tai reiškia darbo vietas ir finansinį pelną mūsų uostui, mūsų Klaipėdai, mūsų žmonėm. Man atrodo, uosto reikalai buvo labai svarbus, apskritai tranzitas visas juk per Baltarusiją ėjo, taip pat ir sąlygos mūsų reiškia vežėjams naudotis jų rinką buvo svarbu. Buvo aišku daug ir visokių negatyvių dalykų, nes kadangi čia ėjo ir keliai visokios kontrabandos visokios, tai mūsų tos spectarnybos turėdavo bendradarbiauti, daug bendradarbiavo ir muitinės, ir buvo energetiniai dalykai, nes aš kada atvažiavau, Baltarusija buvo įsiskolinus virš 100 milijonų, reiškia, dolerių.
tuo metu tai reikėjo kažkokiu būdu atgauti tą skolą, nors su Lukašenka ten 100 kartų šnekėjom. Jis skolinusi Lietuvai. Taip, Lietuvai. Nu ką, aš čia 100 milijonų, ką aš čia atiduosim, čia nieko tokio ambasadorių, ką aš čia nieko, žinai, metai iš metų tą patį kartoja, žinai, nu toks nelengvas tas dialogas su jais būdavo. Bet vėlgi iš kitos pusės ten taip pat buvo ir žmonių, ir ministrų tarpe. Gal mes klaidą darėm, kad mes taip nelabai noriai bendraudavom, reiškia. Man vakarai, nu, lietuviai mes sakau, tik turėjom kažkokią tokią teisę dar su jais artimiau pabendrauti, bet vakarai kažkaip taip vengė tų kontaktų, nors tarp jų, tarp ministrų tenai buvo iš tiesų normalių žmonių, kuriuos čia atsivežus į Lietuvą, ar ten, sakykime, pasėdėjus ramiai draugiškoje aplinkoje, reiškia, atsiverdavo žmonės ir tu matydavai, kad jie pergindavo, sako, mesgi tokie pat žmonės kaip ir vakaruose, bet į mus žiūrima kaip į kokius rapsuotus, žinai, tai čia toks, man rodo, išlaikyti va tokį bendravimą su žmonėmis gyvenančiais ten, mums gal reikėjo, reiškia, ir iš tos, iš Lukašenkos valtelės persodinti į mūsų valtelę, reiškia, gal galėjom aktyviau šitą daryti. Kol nebuvo dar ta piramidė visiškai uždaryta, nes dabar jau praktiškai viskas yra vieno. Nes ten dar būdavo, sakau, iš pas Lukašenką, aš galvau, kad klaida buvo, kad jį galėjo ten pasaulio galingieji pasikviesti į Londoną, į Paryžių į kelis kartus ir pasakyti, Saša, tu čia taip, Aleksandrai, gal vieną kartą pasakyti, kitą kartą, nes jis jautėsi kūno kalba, jautėsi, kad jam reikia tų vakarų, jis nori būti pripažintas, tik kad jis jų nesupranta, jam jis visą savo pasaulį mato per tokią Mogiliovo pedagoginio instituto, reiškia, prizmę ir aš atsimenu, grįžo iš tikrai, grįžo iš Paryžiaus ir jis taip nuoširdžiai, nu kas, sako, jie tenai mane gyrėsi kažkokiais savo Eliziejaus laukais, sako, žinai, nuvežė, sako, mane tas laukus, tik Baltarusiai tai laukai, sako, kas ten per laukai, nu žmogus nuoširdžiai sako, tai matosi, kad ten buvo ne tas pats, jis bet kokį kontaktą su vakariečiais, jeigu turėdavo, tai paskui girdavosi tais dalykais, žinai, kad jis viską žino, jis viską, reiškia, jis turi taip pat gerus kontaktus su vakariais, bet, Bet čia matyti 2001 metai ir ten jau tie rinkimai po to pratesto jo laikotarpio, kai buvo ir parlamentas išvaikytas. Tai buvo jau ta riba, kur jau vakarai visiškai atsiribojo ir suprato, kad tie asmeniniai, kaip sakyt, bruožai, kurie yra Lukašenkos, jie yra tiesiog neįmanoma dirbti. Iš tiesų, nes buvo padaryta nusikaltimų, kaip aš sakau, buvo prie manęs 99 metų bėgyje, iš tiesų 4 ar 5 žmonės buvo nužudyti, dingę opozicionieriai, tai jau iš tiesų negali tu taip užmerkti akių ir reiškia, ir nereaguoti. Tai čia daug. O Rusijos įtaka, kaip per jūsų kadenciją, kiek jūs jautėt, kad ar jinai kažkaip didėjo, mažėjo, bendrai Rusijos įtaka nuo to laiko, kai pakito, kai buvo, kai atėjo Putinas ir aišku tapo, kad tikrai Lukašenka jau negali turėti net svajonių bendros valstybės vadovo. Ne, tai Rusijos įtaka visą laiką jį buvo, žiūrėkit, visuose ant sienos, reiškia, pasienyje, visur Rusijos įgaliotiniai tenai buvo, taip pat, reiškia, Rusijos pasienis, kam priklauso KGB buvusiam, reiškia, tai reiškia, ten jie savo ranką turėjo, paskui Rusijos kelios karinės bazės yra, vandeninių laivų, radio lokaciniai, ten kažkokie dalykai yra rusams priklauso, reiškia. Rusai visas tas struktūras KGB, reiškia, visi dalykai, kurie daugelis auklėtinių ar ten vadovų praėjo ir Rusijos, reiškia, mokyklas spec tarnybų. Žodžiu,
pagrindiniai valiutos įplaukos, reiškia, iš 2 naftos perdirbimo gamyklų, tai iš Mozerio, iš Novopolsko, tai juk ta crude oil, nafta gaunama tai iš Rusijos ir Rusijos rinkos kainomis vos, ne, žinote. Taigi rusai bet kada gali uždaryti tuos kranelius ir nėra iš ko, ir Baltarusija lieka be valiutos įplaukų. Ir Gardine stovintis tabako gamybos fabrikas, kuris daro legaliai nelegalią kontrabandą, kuri gabenama į vakarus. Taip. Tai tikrai ten kontrolė yra visiška, man atrodo. Ir be Rusijos aš nežinau, kaip Baltarusija galėtų dabar iš naujo, reiškia, pradėti. Labai įdomu jūsų nuomonė, nes kai kalbėjom su ambasadoriumi Vaitekūnu, tai jis buvo pakankamai skeptiškas apie Baltarusiją kaip apie valstybę, kaip tokią. Kaip jūs žiūrit į ją kaip į valstybę? Ar jinai yra iš tikrųjų taip ir bus, kaip sakant, ta tokia subvalstybė prie Rusijos? Jie kažkur jie turėtų, reiškia, aš nematau pagrindo ten. Jie su Kijevo Rusija, tai jie su LDK. Tai pažiūrėkit, pagrindinė šventė dabar, reiškia, Liepos 3 diena. Gerai, kodėl jinai yra Liepa? Čia Minskas buvo išvaduotas iš fašistinių, reiškia, okupantų. Tai gerai, Minskas išvaduotas, o tai Gardinas neišvaduotas, reiškia, dar, bet jūs jau švenčiat, kad čia yra pagrindinė jūsų šventė, nors pusė šalies dar yra užgrobta. Žodžiu, tokios logikos nėra. Kalba lygiai taip pat. Lukašenka, bet mano metu, nuo 1999 iki 2005, vieną kartą į metus tikrai sakydavo kalbą baltarusiškai. Liepos 3. Ir tai ta jo kalba tokia Trasenka, jo vadinama. Mes yra 3 variantai. Yra Taraskevičia, kuri jau tokia yra sunorminta, yra Narkomovka, kur kad narodiniai komisarai tie buvo tokia surusinta labai, ir Trasenka, tai iš visko po truputį. Tai jis ta Trasenka. Ir įsivaizduoju, prezidentas kalba vieną kartą į metus tik tai valstybinę kalba. Tai apie kokį valstybingumą galim šnekėti. Ir aš dar save prisimenu. Aš buvau pirmas ambasadorius, kuris pradėjau kalbėti baltarusiškai oficialiuose renginiuose, nes būdavo taip, priėmimas koks nors, tai ambasadorius pasako kalbą ir tada svečias, koks ministras ar premjeras. Ir visą laiką būdavo prašymai, Jonai, ambasadoriui, gal nešnekėkit baltarusiškai, nes tas vietinis nemoka baltarusiškai. Ir jie paskui netgi pavadino mane provokatorių, nors apie jokias aš provokacijas negalvoju, kad tu provokuoji, reiškia, žinai. Nes ambasadorius Vaitekūnas prisiminė, kad jiem atvykstant į Minską jis pabandė pasižiūrėti prezidento puslapį ir rado rusų ir anglų kalbas. Baltarusių kalbos net nebuvo. Taip, tai mes šitą jiems ir sakydavom, mes atkreidavom dėmesį ir aišku, paskui man atrodo jau ten pasitaisė jie, bet iš tiesų baltarusiškai kalbėdavo tik tai opozicijos atstovai. Tai va, tai ta valstybė kažkokia tokia, sunku, vis tiek turi kažkokius pagrindus turėti, reiškia. Ir jie čia pasiskolina, tai vieną dieną jisai rusas, reiškia, su kokybė ženklų, žinai, kitą dieną jisai litvinas ir jisai tikras LDK, reiškia, šeimininkas ir taip, iš tiesų. Ir kada jie savinasi tą, reiškia, LDK istoriją. Iš tiesų paklausti reikia, kiek pas juos Algirdų, kiek pas juos ten, žinai, Vytautų ir taip toliau. Taip, čia labai geras, tarp kitko, testas. Taip, mes dažnai kultūriškai tiesiog, jiems yra tai svetimi dalykai. Mes klausinėdam, todėl ir sunku atsakyti net tą klausimą, nes nėra niekada, juk nebuvo istorijoje Baltarusijos valstybės tokios, reiškia.
Tai jie čia pasisavino, jie ten pasisavino trupučiuką, paskui pradėjo atstatinėti tas pilis, reiškia, LDK ten. Taip pat, taip. Bet čia jau prasideda vėliau šitas. Čia vėliau. Prasideda vėliau ir labai įdomu, nes pradžioje atėjęs Lukašenka visiškai nekreipia į tą dėmesį, jis pakeičia vėliavą. Taip. 96, jeigu neklystu. 6. Jo, pakeičia vėliavą ir ilgą laiką yra visiškas ignoravimas. Kaip jūsų galva, kas nutiko? Kodėl jie pradeda po kiek laiko visgi kreipdėmėsi į paveldą LDK ir atstatinėja ir kaip ir net ir jų troleibusas kaip Vytautas. Jo. Tai kodėl tas toks atsiranda? Aš manau, kad giliai širdyje jis vis dėlto, jis negali leisti susilieti Baltarusijai su Rusija visiškai. Ir jis vis tiek valdžia, būti valdžioje, tai yra jo viso gyvenimo esmė, tikslas ir jis negali pilnai atsiduoti ir susirūsėti visiškai. Tai man atrodo, tas LDK paveldas jam leidžia kažkokiu būdu išlaikyti tokią valstybingumo formą, kad jie turi savo istoriją, kad jie nėra tie rusai. Nors sakau, jis vieną dieną vieną sako, kitą dieną kitą sako. Nežinau, gal čia pamatė ir turizmo kažkokius galimybės atstatyti, iš tiesų turistų srautas. Tai padidėjo pas juos važiuoti. Arba toks savotiškas savotiškas bandymas nesusilieti vis dėlto su Rusija ir būti nepriklausoma. Nes jeigu jis jau nebėra nepriklausomos valstybės, tai jo nebėra ir valdžioje. O sakyt, jūsų kadencijos sunkiausias uždavinys, kurį turėjot per savo kadenciją Baltarusijoje? Daug tų sudėtingų situacijų daug buvo. Nežinau, čia gal nesunkiausias, bet aš dabar pagalvoju, po rugsėjo 11 teroristinio akto New York'e, Amerikoje. Staiga visur, aišku, pasimetimas, Amerikos visos ambasados, reiškia, pakeliam, kitas saugumo lygis visiškai, ambasadoriai ir ten diplomatai nevaikšto į jokius renginius arba privalo laikyti saugumo specialių dalykų. Ir kaip žinote, Amerikoje kiekvienais metais ambasados yra saugomas jūrų pėstininkų. Ir jūrų pėstininkai kiekvienais metais organizuoja tam tikrus renginius, reiškia balius, taip Marine Ball vadinama. Ir staiga po rugsėjo 11 įvykių jiems uždrausta kur nors organizuoti ką nors dėl saugumo sumetimo. Tai aš tada Amerikos ambasadoriui sakau, žiūrėk, pas mus nauja gera ambasada, saugi, padarykit jūrų pėstininkų balių, reiškia, pas mus. Tai turėjau tokį atgarsį, kad pirmą kartą Amerikos jūrų pėstininkų, reiškia, istorijoje jų tradicinis balius buvo rengtas kitos valstybės ambasadoje. Tai va toks, čia gal nesunkiausias, bet buvo toks įdomus, toks ir jų ten laikraštyje, reiškia, jūrų pėstininkų buvo paminėta. O sunkiausias turbūt tas žmonių, su kuriais tu bendrauji, susidraugauji, staiga praradimas. Ir staiga tu sužinai, kad jis nužudytas. Tai man tas yra tas baisiausia. Ir tada tau sunku labai bendrauti su tuo žmogum, su tuo, kuris už tai atsakingas, reiškia. Sunku šypsoti, sunku paskui vienas momentas, darot mūsų santykius su prezidentu, su Lukašenka, reiškia. Gegužės 9 diena mūsų ambasadorius išrikiuoja vidury, ten Skorinos prospektas tada vadinasi, tai yra amžinoji ugnis tenai Minsko centre. Ir ateina Lukašenka, ten lydimas veteranų, reiškia, ir prieina prie ambasadorių ir sveikinasi. Daugiausiai ambasadoriai daug kas nešneka rusiškai, tai pasisveikina tik tai, ponė prezidentė, sveikinus. Aš kadangi šneku ir aš Lukašenkai, Aleksandrui Grigorievičiau, su švente, ten jūsų tautai procvitanija, klestėjimo, taip toliau, jums taip pat geros sveikatos, žinai. Taip, ačiū. Nuėjo su kitu ambasadoriumi pasisveikino, paskui sugrįžo prie manęs, sako, nesulauksi.
Tai va, čia yra, gal, tai yra sunku bendrauti, tu išlaikai tą veidą, reiškia, tą diplomatiją išlaikai, čia esmės tu žinai, kad jis žino, kad mes labai daug opozicijai padedam, kad mes norim demokratinės Baltarusijos ir taip toliau, tai toks sunkus visas tas gyvenimas ten yra. Iš vienos pusės tu turi būti diplomatiškas, iš kitos pusės tu turi žiūrėti esmę, ką tu darai. Ambasadoriau, ačiū labai Jums už laiką, tikrai už įdomų pokalbį, o mūsų žiūrovams sakome iki kitų susitikimų.